paprasčiausiai kokių nevažiuok iš tą šalį 3, 4, 5, 6 metus, jie paskelbs yra, kad susitiko bankrutavęs ir tiek laiko, kol nesisantykime, kad jie pavyzdžiui, kad savo žmogus nemoka ir ieškosim viską, bet nėra šitoj šaly. Ir viskas. A paskui, šitą, po kokį tenai 10 metų grįžti, nežinau, kiek laiko paminėti. 6 metus, kiek laiko. Making enough posing. Apie ką, nėra to žodelio, kad nedaro pasakyti? Taigi, kol dar buvo prieš 5 metus, buvo kažkas, taigi sakė, gal kažkodėl gyvūnų panorėjo nepravo, galėjai bet kada nueiti banką paprašyti, ko reikia, 2000 ta prasme, jie taip tiek nelabai tai kontroliavo, ale tik po man va kai įsileido nauja Europos Sąjungos šalis, ir truputėlį prasidėjo va to. Lietuvoje to pabandyk gal fakto būtų nusikėlti. Kryžiaus kilus perėkti reikia. Tu link iš Lietuvos, tai silka 200 tūkstančių. Link iš Lietuvos, tai visą FPB. Ar tas EPSB tai buvo direktorius. Plašinės operacijų pasidarė, kiek milijonų pavojų. Tada STP vis tiek atrado ir kalėjimam pasodino. Aš tai nesu prancūziško.